Sveiki gyvi! Praėjo lygiai metai, kai Vilniaus miestas turi naują merą Valdą Benkunską. Ir matyt nėra geresnės vietos, kaip pradėti metų darbų apžvalgą, kaip šis pastatas, kurį Valdas Benkunskas rinkimų kampanijos metu vadino Rusijos šnipų irštva ir žadėjo iš karto nugriauti. Praėjo metai, pastatas stovi, nors ankstesnėme pasiūlyme sakėme, čia galėtų būti tarptautinė Ukrainos mokykla. Deja, nei pažadai gyvendinti, nei kitų idėjos yra priimtinas. Negalime nepakalbėti apie nacionalinį stadioną. Jo darbus pradėjo dar Remigijus Šimašius. Labai skubėjo, padarė pažinti labai prastą sutartį, kurią patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės tarybos dauguma. Tačiau Valdas Benkunskas padarė viską, kad šios statybos įstrigtų. Nors jau senai galėjo nutraukti esamą sutartį ir skelbti naują tarptautinį konkursą nacionaliniam stadionui. Būtų sąžininga ir tikra statybų kaina ir jau šiandien statybos vyktų ir stadionas būtų statomas greitai. O dabar ką matom? Pagaliau po 8 metų prasidėjo Nemenčinės plento rekonstrukcijos darbai, kad būtų 4 juostų kelias. Projektas buvo baigtas dar 15 metais. Be abejo, galima sveikinti, kad šie darbai prasidėjo. Tačiau, kai prieš metus rodėme savo vlogę, dviračio takas buvo štai šitas padarytas, išleista virš 300 000 eurų ir visi pinigai nuskusti ir išmesti į balą. Štai ką reiškia blogas planavimas, nes tie 300 000 eurų galėjo būti panaudoti kitur ir galėjo teikti naudą vilniečiams ženkliai ilgesnį laiką nei 2 metai. Vilniuje ir toliau išlieka problema numeris 1 – dideli kamščiai. Tačiau čia turiu pagirti naująjį merą, kad įgyvendino bent vieną punktą iš programos Vilnius be kamščių. Tai yra, grąžino žalias rodykles. Tai buvo vienas iš pirmųjų punktų mano programoje Vilnius be kamščių. Aišku, aš būčiau tą padaręs per 3 savaitės. Merui Valdui Benkunskui užtruko metus ir darbai kainavo tik tai 800 eurų. Vilnius valosi savo dantukus, bet tą daro labai lėtai. Esame Liepkalnio gatvėje. Darbai prasidėjo gatvės remontas, ne naujos statyba, ne tiltas, prasidėjo praeitų metų gegužę. Pagal darbų greitį jau tuomet sakiau, kad greičiausiai pabaigs tik Kalėdoms. Suklydau, net Velykom nebaigė ir tikėtina baigs tik tai iki vasaros. Priminsiu, kad Karaliaus Mindaugo tiltą mano kadencijos laikotarpiu pastatėme per 14 mėnesių. O čia paprastas gatvės remontas. Aišku, turiu pagirti, kad grįžta granitiniai bortai. Nors ir iš Kinijos, su kuria konfliktuojam, bet miestas tikrai nusipelno geresnės kokybės, todėl granitas yra gerai. Praėjo metai. Be abejo, yra gerų dalykų, yra ir blogų. Išliko kamščiai, netgi sakyčiau, jie pagal turimus skaičius netgi didėja ir labai erzina Vilniaus miesto gyventojus. Bet svarbiausia, kad Vilniaus mieste visi darbai vyksta labai lėtai. Aišku, kai lėtai darai, be abejo, brangiai ir kainuoja. O kodėl darbai vyksta lėtai, matyt atsakymas yra pažiūrėjus į mero ir administracijos direktoriaus darbotvarkes. Praktiškai beveik kiekvieną mėnesį tiek meras, tiek administracijos direktorius trečdalį laiko praleidžia užsienio komandiruotėse arba dirba iš namų. Kitaip tariant, mes turime miesto vadovus, kurie dirba pusę etato. Dar liko 3 metai. Pažiūrėsime, kaip jie keis mūsų miestą, kaip darys gyvenimą geresnį ir malonesnį. Ir noriu padėkoti klubui 105, nes būtent beveik 105 000 vilniečių balsavo už mane, mano komandą ir už programą Vilnius be kamščių. Mes dar pakartosime.